Na ir jeigu jau sutvarkėme savo mitybą arba norime tai sutvarkyti, tai yra be galo svarbu. Reikia atsisakyti tų produktų, kurie tiesiogiai maitina grybelį, nes grybelis lygiai taip pat įtakoja tavo erekciją. Kągi, kas tie produktai? Jų yra keletas, kurių arba sumažinti arba apriboti naudojimą tikrai bus naudinga. Tai yra cukrus, baltieji miltai, mielis, alkoholis bei pienas. Kandidai mielių ir cukraus reikia būtent tam, kad jinai galėtų statytis. Tais produktais jinai stato savo ląstelių sienas, išplečia savo kolonijas ir pereina į aukštesnę gyvybinę formą. Štai kodėl reikia atsisakyti šitų produktų. Be to, plintantis grybelis kenkia ne tik prostatai, bet ir tavo erekcijai. Todėl, jeigu nori, kad tavo lytinis aktas truktų ilgiau ir būtų geresnės kokybės, pasinaudok mano patarimu, atsisakyk šių produktų ir jeigu nori arba kyla klausimų, parašyk man, aš tau sudarysiu visą programą, galbūt mitybos, galbūt kitais klausimais, bet laikas nusivalyti varškę nuo savo pasididžiavimo.